Sveiki bičiuliai, su jumis jau 5 laida Surplys ir Gaublys. Kaip pamenate, padariau vienos savaitės pertrauką, nes viešėjau Dubline ir Briuselyje ir žadėjau papasakoti, ką aš ten išgirsiu, ką pasakysiu. Taigi, Dubline dalyvavau Europos konservatorių ir reformatorių partijos suvažiavime, jos nariais ruošėsi tapti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuriai aš ten ir atstovavau. Ir, iš principo kalbėjomės apie būsimus Europos parlamento rinkimus, apie tai, ką Europos konservatoriai ir reformatoriai, dešinieji, gali pasiūlyti būtent Europos ateičiai. Na, o paskui vykau į Briuselį ir ten dalyvavau tokiame Friends of Europe susitikime arba Europos draugų konferencijoje, kur diskutavome vėlgi apie Europos ateitį. Ir štai čia patyriau tokį kairįjį nušvitimą, nes labai jautėsi ta tokia leftistinė dvasia, kad turime saugoti visus - darbuotojus, gyvūnus, planetą, Palestiną ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nesusilaikęs uždaviau klausimą, kolegos, o kas uždirbs pinigus, ar mes pagalvojame apie verslą, ar mes pagalvojame apie Europos konkurencingumą, jeigu kalbame apie migrantus, kad juos turime priimti ir kuo daugiau, ar pagalvojame apie tai, kad jų kiekio numatyti neįmanoma, nes klimatas keičiasi ir iš Afrikos pajuda vis daugiau žmonių, turime daug ginkluotų konfliktų ir tai vėlgi lemia, kad žmonės juda ten, kur saugiau. Na ir aišku, ekonominiai interesai, žmonės važiuoja ten, kur yra darbo ir kur didesnis užmokestis. Tai štai Dubline buvo daugiau racionalaus proto. Dubline kartu su Europos konservatoriais ir reformatoriais mes kalbėjome apie tai, kad žalesis susitarimas, Green Deal, ir yra žalesis susitarimas, o ne kažkoks kursas, kažkoks nurodymas, kažkokia komanda. Ir jeigu mes iš tikrųjų norime saugoti planetą ir švarinti savo aplinką, tai turime tai daryti protingai, išmintingai, o ne tik tai išgirdę žodį žalesis, pasileisti plaukus ir tiesiog susinaikinti tam, kad planetai nedarytume žalos. Tai čia ir kalbant apie Europos mobilumo paketą, kur mes lyg ir vienu kartu šnekame apie tai, kad reikia žalinti Europą ir atsisakyti iškastinio kuro ir atsisakyti visiškai anglies dvideginio emisijų, bet tuo pačiu mes liepiame vairuotojams su tuščiomis, taip vadinamomis fūromis arba sunkiosiamis transporto priemonėmis važiuoti per Europą namo, tam, kad sudarytume konkurencinį pranašumą Europos vidurio valstybėms, tokioms kaip Prancūzija ir panašiai. Tai žemės ūkis lygiai tas pats. Ten buvo daug ūkininkų susirinkę Dubline ir jie visi kalbėjo apie tai, kad mes norime įgyvendinti tą žaliąją politiką, tačiau paklausykite mūsų, mes geriau žinome, kaip tą galima padaryti, o ne Briuselio biurokratai ar mūsų valstybių biurokratai turi mums parašyti, kada išpilti mėšlą, kur išpilti mėšlą, arti, nearti ir taip toliau. Galų gale karas Ukrainoje ir tai, kas dabar vyksta Gazos ruože, pavyzdžiui, parodo, kad žemės ūkis iš tikrųjų yra strateginis sektorius, ta prasme, kad užtikrina maisto saugumą. Taigi, įspūdis bendras yra toksai, kad būsimi Europos parlamento rinkimai iš tikrųjų bus labai didelis ES piliečių pasirinkimas. Ar mes einame tiesiog dainuodami garsiai dainas į žaliąjį kursą, į pagalbą visiems ir negalvojame apie tai, o ką mes patys valgysime, kuo mes patys rengsimės, kaip mes patys gyvensime, ar vis dėlto šiek tiek įjungiame to blaivaus, sveiko, racionalaus proto ir to šiek tiek Europa pirma arba Europe first, pagalvodami ir apie save. Nepaneigiant to, kad reikia kovoti su klimato kaita, reikia padėti žmonėms iš sunkiau besiverčiančių regionų ir taip toliau. Taip kad būsimi Europos parlamento rinkimai bus didelis pasirinkimas. Ir čia, mano mielieji, aš atkreipsiu dėmesį, kad Seimas ką tik patvirtino jų datą. Deja, mūsų derybininkai šį kartą nesugebėjo išsiderėti išimties, kurią iki tol išsiderėdavome, ir Europos parlamento rinkimai vyks kartu su visa Europa tą pačią dieną, birželio 9, o tai reiškia, kad jie nesutaps su mūsų prezidento rinkimų antruoju turu. Ir vieną kartą taip Lietuvos istorijoje yra buvę ir tada į rinkimus atėjo tik tai 20% rinkėjų. Taigi tą 11 Lietuvos europarlamentarų išrinko 20% rinkėjų, 1 iš 5. Ir aš labai kviečiu, kad tai nenutiktų. Jūs irgi jau ruoškitės, stebėkite rinkimų batalijas, domėkitės programomis ir ateikite į rinkimus. Nes kaip jau sakiau, iš tikrųjų dabar kritinėje situacijoje bus svarbu pasirinkti, ar Europa nori šiek tiek jau ir saugoti save, pagalvoti apie save, ar eina tuo leftistinių kursų, kaip jau sakiau, atverdama širdį, piniginės sienas, bet ką, bet kam ir
neaišku, ar sugebėdama pati išlikti konkurencinėje ir geopolitinėje kovoje. Taip kad birželio 9 dieną būtinai ateikite į rinkimus. Maža to, jeigu susirenka 20% žmonių, tai, bet koks Lietuvai atstovavimas bus tiesiog juokingas, kadangi tu atstovausi tik 20% žmonių, o 80% nebus iš vis išreiškę jokios valios. Taigi būtinai ateikite į Europos parlamento rinkimus. Antroji tema, apie kurią noriu su jumis pasikalbėti šioje laidoje, yra tai, kad Europos komisija rekomendavo Ukrainai ir Moldovai pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Panašu, kad galime tikėtis, kad netrukus atsivers ES durys Ukrainai ir Moldovai. Turime juos palaikyti. Tai dar nėra joks sprendimas, kadangi galutinį sprendimą, ar derybos bus pradėtos, priims Europos vadovų taryba, Europos lyderiai susirinkę gruodžio mėnesį. Bet tai, kad Ukraina ir Moldova galės pradėti derybas dėl ES narystės, dar nereiškia, kad jos taps narėmis jau netrukus. Vidutiniškai šaliai kandidatiai tapti ES nare nuo derybų pradžios užtrunka 9 metus. Ir ukrainiečiai sako, kad jie derėsis principingai. Ne visiškai taip, kaip derėjomės mes. Na ir kol kas vienintelis, kuris aiškiai pasakė, kad dar nelaikas pakviesti Ukrainą derėtis dėl narystės, yra Viktoras Orbanas, tas visą laiką pagalius į ratus kaišiantis Vengrijos premjeras. Iškart noriu pasakyti, kad jo argumentai yra, jų iš tikrųjų daug, bet jisai pabrėžia, kad tai nesusiję su tuo, kad Vengrija yra įšaldyta ES parama, dėl to, kad jinai netitinka tam tikrų teisės viršenybės principų, kurie taikomi ES narėms, tačiau iš tikrųjų tai yra, būtent derybinė taktika, apie tai kalba visi ir gali būti, kad Orbanui bus padaryta tam tikrų nuolaidų dėl tos europinės paramos ir tada jisai turėtų pritarti, nevetuoti, kad Ukraina ir Moldova galėtų pradėti derybas. Dabar kaip tos derybos vyks, tai pirmiausia, jos vyks ilgai. Vidutiniškai viena šalis kandidatė derasi apie 9 metus, o Turkija jau derasi virš 50 metų ir vis dar netapo ES nare. Taip, kad reikia apsiginkluoti kantrybę, bet labai svarbu, kad ukrainiečiai gauna tą signalą, kad štai jūs kovojate už mus, jūs, taip sakant, už Europos vertybės, už rinkos ekonomiką, už teisės viršenybę, guldote savo galvą ir mokate krauju, dėl to mes matome jūs europinėje šeimoje. Ir labai svarbu, kad Europos komisija iš tikrųjų padėtų ukrainiečiam vykdyti tas reformas, 35 yra derybiniai skyriai, tai tas reformas padėtų vykdyti ir iš tikrųjų Ukraina galėtų žengti į ES šeimą. Dabar kitas dalykas, kas yra svarbu ir apie ką irgi jau kalba ES lyderiai, kad priimti ypač tokią didelę šalį kaip Ukraina, o jos teritorija yra, patikėkit manim, tai yra didžiausia Europos valstybė savo plotu, jeigu neskaičiuotume tos keistosios Rusijos, kuri pusiau yra Azijoje, pusiau yra Europai, o mentalitetas tikrai yra azijinis. Tai priimti tokią valstybę bus reikalų ir dėl politinių paskirimų, tarkim, tų Europos parlamento narių kvotos ir dėl atstovų įvairiose institucijos, organizacijose, pavyzdžiui, taip pačia Europos komisijoje, ar bus komisaras, ar nebus iš Ukrainos ir taip toliau. Bet aš šiandien noriu atkreipti dėmesį į žemės ūkio politiką. Kaip jau sakiau, Ukraina yra didžiausia savo plotų valstybė, tai paskaičiuokime, bendrai žemės ūkio politikai 7 metam nuo 21 iki 27 ES šiuo metu yra skyrusi 378 milijardus eurų. 378 milijardus eurų. Tai skaičiuojama, kad Ukrainai, pagal taikant tą pačią formulę, reikėtų 96 milijardų. Tai daugiau negu beveik, sakykime, taip, ketvirtadalio reikėtų dar papildomai pinigų. Akivaizdu, kad tokių pinigų nebus, nes ir dabar jau bendroji žemės ūkio politika sudaro 30% viso ES biudžeto. Plus iš tų 378 milijardų net 75% yra išdalinami tiesioginėms išmokoms. Būtent toms išmokoms, dėl kurių Lietuva susiderėjo labai blogai, kai mes stojame ES ir mūsų žemdirbiai gauna daug mažiau negu ES vidurkis. Tai jeigu mes taikytume tą pačią formulę, jūs įsivaizduokit Ukrainą, kuri ateina su savo didžiuliu plotu ir jos vidutinis žemės ūkio valdos dydis yra 480 hektarų. Lietuvoje apie 20, Lenkijoje tuo tarpu 8. Tai, patys suprantate, kad galima taikyti tuos lubas ES
išmokų galima daryti, ką tu nori, bet su tokiu plotu tiesiog neįmanoma bus nesuplėšyti ES biudžeto žemės ūkiui. Dėl to ukrainiečiai jau dabar sako, mes tikrai nenorime, kad būtų taip, kaip yra dabar, mes matytume netgi galimybę atsisakyti tų tiesioginių išmokų, taip kad ukrainiečiai sako, kad jie bus lankstus, bet ne visur. Taigi, svarbiausia, kad nereikėtų to baimintis ir reikėtų tiesiog dabar palaikyti ukrainiečius, nes jeigu jie nelaimės karo, turbūt reikia pripažinti, tai narystė nei ES, nei NATO nebus tiesiog įmanoma. Dėl to dabar, aš sakyčiau, reikėtų užmerkti vieną akį ir padėti visomis išgalėmis ukrainiečiam jau dabar greitų metų pradėti dėrybas dėl narystės ES ir taip pat sulaukti to kvietimo į NATO, kurio nesulaukė Vilniaus viršūnių susitikime. Kitas NATO viršūnių susitikimas vyks Vašingtone visiškai prieš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus ir melskimės, tikėkimės, kad ukrainiečiams seksis fronte, kad juos pasieks F-16 naikintuvai ir tai padarys proveržį, apie ką ko tikisi karo ekspertai ir tada galbūt Vašingtono viršūnių susitikime Ukraina gaus tą pakvietimą pradėti kalbėtis apie narystę NATO. Na ir paskutinė, trečioji tema, apie kurią šiandien norėjau su jumis pakalbėti, tai yra tikrai jau atsibodusi, bet vis dėlto labai svarbi tema apie vakarų santykius su Kinija. Ir štai ką tik susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos prezidentai. Jie susitiko Kalifornijoje, pasivaikščiojo sodelyje, taigi iš tikrųjų šiek tiek priminė tą tyliai arbatos gerimo ceremoniją, apie kurią aš jums jau pasakojau ankstesnėse laidose. Ir sutarė dėl keleto svarbiausių dalykų, kurie mano galva siunčia raminantį signalą pasaulio žmonėm, kurie nori, tikisi susigrąžinti taiką ir kad konfliktus, nesutarimus galima būtų spręsti taikiu būdu. Tai pirmiausia, jie tiesiog susitarė, kad jeigu ką, paimame telefono ragelį ir vienas kitam paskambiname. Nesikalbame per žiniasklaidą, nesisvaidome labai griežtais kaltinimais, bet tiesiog pasiskambiname ir pasiaiškiname tiesiogiai. Antras dalykas, ką jie sutarė vėl atnaujinti aukšto lygio karinį bendravimą, komunikaciją, kad jeigu kažkas kažkur vykdo derybas, tai vėlgi kita pusė žinotų, kodėl, kas, kaip vyksta ir kokio masto tai yra intencija karinė. Trečias dalykas, vėlgi jie dar kartą pakartojo, kad turi kartu kovoti su klimato kaita, nes tiek Amerika, tiek Kinija yra didžiausios pasaulio teršėjus ir be jų tiesiog, tarkim, ES pastangos yra ten procentų lygyje, tai yra visiškai beprasmis dalykas. Ir paskutinis dalykas, jie sutarė kovoti su pastarųjų, sakykime taip, metų tokia labai aktualia, kruvina, mirtina problema, su kuria mes jau Lietuvoje susidurėme, tai yra fentanilio kontrabanda, cheminės medžiagos, kuri randama yra elektroninių cigarečių skystyje ir labai daug žmonių jau nuo jos žuvo, kai tu net neturi šansų, sakykime taip, prasti prie narkotikų, tapti priklausomas, tu tiesiog gali mirti pirmą kartą pabandęs elektroninę cigaretę, net nežinodamas, ką tu rūkei. Tai štai Amerikos ir Kinijos lyderiai į tą temą atkreipė dėmesį ir susitarė, kad kartu kovos su fentanilio kontrabanda. Ir tai siunčia gerą signalą, kad iš tikrųjų didžiosios pasaulio galios nori išlaikyti pasaulio tvarką ir nori konfliktus, nesutarimus spręsti taikiai. Čia, aišku, vėl kaip visada, kaip pilypas iš kanapių išlindo Lietuva, kuri sulaukė Taivano užsienio reikalų ministro vizito ir Gabrielius Landsbergis, mūsų užsienio reikalų ministras, suskubo sakyti, kad tikrai niekas su juo nesusitiks, nes Lietuva nepalaiko diplomatinių santykių su Taivanu, Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos. Tai aš taip emocingai sureagavau, kad Lietuva laikosi vieno Landsbergio politikos, kadangi nieko su niekuo niekada nederina. Jeigu tas Taivano užsienio reikalų ministras čia nebuvo laukiamas, tai kodėl jisai atvažiavo? Jeigu niekas su juo nesusitikinėjo, tai kodėl jisai lankėsi Seimo pirmininkės kabinete ir iš ten išėjo su dovanų maišiuku ir kalbėjo apie tai, kaip puikiai jie pasikalbėjo. Jeigu Lietuvos vykdomoji valdžia, kaip mūsų valdantieji aiškino, nesusitikinėja su Taivanu, tai kodėl mūsų viceministrų ne vienas yra vykęs į Taivaną ir susitikęs, kodėl mūsų ministrai dalyvauja susitikimuose ir taip toliau. Žodžiu, klausimų yra daugiau negu atsakymų ir, deja, bet Lietuva vėl išsišoka bendrame kontekste, kai ir Amerika, ir Australijos lyderis, ir Europos komisijos vadovai, ir Vokietijos, ir Prancūzijos, ir kitų šalių mūsų sąjungininkių vadovai bando nesutarimus, konkurenciją su Kinija spręsti nuosaikiai ir pirmiausia kalbėdamiesi, ramiai prie tylios arbatos procedūros kalbėdamiesi. Tai tuo ir noriu baigti laidą. Bet kadangi jau taip pamėgome anekdotus apie tai, kaip lietuviai nugalėjo didžiąją Kiniją, tai noriu
paskirti prizą, tai yra mano knyga Laimėti, ne nuodėmė vadinasi, tai yra krikščioniškas lyderystės vadovėlis. Ir paskirsiu tą knygą tam, kuris komentare po laida parašys juokingiausią anekdotą apie tai, kaip Lietuva norėjo nugalėti ar nugalėjo didžiąją Kiniją. Geriausio anekdoto autoriui štai ši knyga. Ir naudodamasis progą, dar noriu jūs pakviesti lapkričio 29 dieną į konferenciją Vigilate Europą Seime. Vigilate Europą reiškia Budėk Europą ir, tokią organizuoju atvirą, draugišką diskusiją tarp tikinčių politikų, verslininkų, kultūros žmonių apie tai, kokia Europoje bus krikščionybės ateitis, jeigu tos ateities iš vis yra. Kaip simbolinį paveikslą, nuo kurio atsispirsime diskusijoje, aš panaudojau vieno prekybos tinklo reklamą, kurią galbūt atsimenate, kur tiesiog nuo Kauno miesto bažnyčių peizaže buvo nutrinti visi kryžiai. Tai mes kalbėsime apie tai, kaip ginti toliau tradicinę šeimą, tradicinės vertybės, kalbėsime apie tai, ar krikščionybė turėtų pasiūlyti kažką pozityvaus, štai kaip tokį sėkmės receptą šiuolaikiniam žmogui, subsidiarumo principą, solidarumo principą, kurių tikrai krikščioniškame socialinėme mokyme yra apstu. Taip pat kalbėsime apie tai, kaip čia susiklostė, kad turtingi krikščionys neremia krikščioniškų festivalių, krikščioniškos žiniasklaidos ir taip toliau. Žodžiu, bus tokia labai rimta, bet atvira, graži, draugiška diskusija. Taigi, lapkričio 29 dieną Seime arba nuotoliu kviečiu dalyvauti konferencijoje Vigilate Europą. Ir jeigu norėtumėte, tai tikrai informaciją galite rasti socialiniuose tinkluose internete, bet šiaip galite ir parašyti, kad noriu dalyvauti po šios laidos komentarais, tada aš ar kažkas kitas su jumis susisieks ir papasakosime, kaip užsiregistruoti. Viskas, užsikalbėjau, ačiū jum, čia buvo Surplys ir Gaublelis. Iki. Tiesa, pamiršau pasakyti, kad dabar išvykstu į komandiruotę Armėnijoje, kur dalyvausiu ESBO parlamentinėje asamblėje, ten irgi bus reikalų su Rusija. Tai grįžęs pažadu papasakoti apie Kalnų Karabacho konfliktą ir taip pat apie tai, kaip bandėme išmesti Rusiją iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos. Laukite tęsinio.